Sveiki visi sugrįžę į kanalą. Šiandien turime labai daug naujienų, tad pradedam nuo MicroStrategy. Jie nesiliauja pirkti ir pranešė, kad įsigijo dar 2530 bitkoinų už $243 milijonus. Vidutinė pirkimo kaina siekia $95 972 už vieną bitkoiną. Dabar jų bendros atsargos sudaro 450 tūkstančių bitkoinų, įsigytų už $28,2 milijardus. Ir vidutinė kaina yra $62 691. Toliau matome, kad BlackRock valdantis $11,5 trilijonų vertės turtą oficialiai paleido savo Bitcoin ETF Toronte, Kanadoje. Ir dabar pakalbėkim apie Donaldo Trumpo kripto iniciatyvas, kurių laukia visa kripto industrija visame pasaulyje, nes Amerika vis dar yra didžiausia ekonomika pasaulyje ir ką jie nusprendžia turi labai didelę įtaką, bet kokioje srityje. Šiuo atveju mes kalbam apie kripto. Pirmiausia, Donaldas Trumpas, planuoja formuoti kripto patarėjų tarybą iš 24 lyderių, kuri dirbs su bitkoino rezervu ir reguliavimo aiškumu. Be to, inauguracijos dieną planuojami vykdomieji įsakymai skirti bitkoinai ir kriptovaliutoms. Apie tai praneša The Washington Post. Ir tai dar ne viskas. Inauguracijos proga vyks net kripto balius, kur Trumpas bus pasveikintas kaip pirmasis kripto prezidentas. Šiame balyje turėtų dalyvauti tech kompanijų vadovai ir lyderiai. Galiausiai jis taip pat ketina atšaukti bankų politiką, pagal kurią skaitmeninis turtas laikomas įsipareigojimu. Ir tai labai svarbus žingsnis, nes jei jis tai padarys, tai bankai galės pradėti saugoti kriptovaliutas, o to pasekoje atsiras visokiausių paslaugų. Viena iš jų, kai žmonės galės imti paskolas, paliekant bankams savo kriptovaliutas kaip užstatą. Asmeniškai aš to labiausiai ir laukiu, nes atidavus paskolą galima bus atgauti savo kripto, o jų vertė per, pavyzdžiui, 20 metų, per kuriuos mokėsite paskolą, greičiausiai išauks iki skaičių, apie kuriuos mes dar net pasvajoti nedrįstame. Žinoma, aš nekalbu apie meme coinus. Ir be to, jūs tokiu atveju sutaupytumėte ant mokesčio, nes jų jums nereikėtų mokėti, kadangi jūsų kriptovaliuta nebus parduodama. Gerai, toliau matome, kad Tether oficialiai paskelbė perkeliantis savo būstinę į El Salvadorą. Tether generalinis direktorius Paulo Ardoino pavadino šią šalį laisvės švyturiu. Įdomu tai, kad šis žingsnis vyksta tuo metu, kai Tether neteko rinkos Europoje dėl MiCA reguliavimo, o Amerikoje jų veikla yra tyriama dėl pinigų plovimo. Ir dar įdomu tai, kad Tether leidžia savo pinigus lyg nebebūtų rytojaus. Neseniai matėme, kad jie investavo į Rumble platformą apie $700 milijonų, o dabar žmonės kalba, kad Tether vadovai perka didelius kiekius nekilnojamo turto El Salvadore. Ar tik jie nebando išsigryninti kiek įmanoma daugiau pinigų, kol jų USDT biznis nesugriuvo galutinai? Mano asmeninė nuomonė, kita meškos rinka gali ir prasidėti nuo Tether griūties. Na, bet čia tik mano spekulacija. Toliau naujienose MoonPay. Mes žinome iš anksčiau, kad jie gavo MiCA licenciją vykdyti veiklą Europoje ir yra viena iš platformų palaikanti naują Ripple USDT stabilią monetą. Taigi MoonPay paskelbė, kad jie už $175 milijonus įsigijo HelioPay. Šis įsigijimas sustiprins jų kriptomokėjimo infrastruktūrą ir netgi leis integraciją su tokiomis platformomis kaip Shopify ir Discord. O čia labai įdomi naujiena. Hedera perkelia blockchain į kosmosą. ViSat Space paleido pirmąją iš 6 naujos kartos palydovų, kurie sujungia blockchain technologijas, Hedera DLT ir postkvantinę kriptografiją. Tai sukuria itin saugią ir pasauliniu mastu veikiančią IoT ekosistemą. Na va, matom, kad blockchain technologija keičia ne tik pasaulį, bet ir jau keliasi į kosmosą. Gerai, grįžtame į Žemę. Anglijos bankas paskelbė apie Digital Pound Lab įkūrimą.
tai žymi naują etapą jų CBDC, dar vadinamo Bitcoinų kūrimo procese. Dabar apie XRP. Šiandien XRP pasiekė $3 ribą. Pirmą kartą nuo 2018 metų. Tuo pačiu metu didieji investuotojai, taip vadinami banginiai, sukaupė daugiau nei 37% daugiau XRP per pastaruosius 2 mėnesius, apie $3,8 milijardo vertės. Be to, XRP pagal rinkos kapitalizaciją aplenkė BlackRock. XRP vertė dabar yra apie 168 milijardus, o BlackRock $148,4 milijardo. Na, banginiai matome perka XRP dideliais kiekiais, o be to M2 pinigų pasiūla taip pat vėl pradėjo kilti po trumpos pertraukos. Tai reiškia, kad liquidity vėl grįžta į rinkas, o kai tai nutinka, kripto ir akcijos kyla. Kalbant apie akcijų rinką, matome, kad akcijos rinkose yra ekstremali baimė. Tai dar vienas ženklas, kad rizikingų turtų klasė gali neužilgo pradėti kilti. JP Morgan prognozuoja, kad jei SEC patvirtins XRP ir Solana ETF'us, tai galėtų pritraukti nuo 3 iki 8 milijardų dolerių naujų investicijų, o patvirtinimo sprendimų jie laukia jau sausio pabaigoje. Tęsiant kalbą apie JP Morgan, galime pakalbėti apie tai, kaip jie manipuliuoja kripto rinką. Čia Jamie Dimon ir jo pasisakymas apie Bitcoiną. Tai jau ne pirmas toks pasisakymas. Pasižiūrim. Listen to him on Bitcoin. You have called Bitcoin a Ponzi scheme. You've said that it's as useless as a pet rock. What do you really think? You're going to have some kind of digital currency at one point. So I'm not against crypto. Bitcoin itself has no intrinsic value. It's used heavily by sex traffickers, money launderers, ransomware. So I just don't feel great about Bitcoin. I applaud your ability to want to buy or sell it. Just like I think you have the right to smoke, but I don't think you should smoke. Tai paklausėm, ką jis kalba, o dabar pasižiūrim, ką JP Morgan daro po tokių Jamie Dimon kalbų. On September 12th, Jamie Dimon says Bitcoin is a fraud. He says he'll fire any one of his traders buying Bitcoin. Bitcoin drops 24%. When Jamie Dimon speaks, people listen. So that weekend, we found out that the largest buyer of a Bitcoin fund that's in Europe that buys physical Bitcoin, right? The largest buyer was Morgan Stanley and JP Morgan. And that's not illegal. He says it's a fraud. Says he'd fire anyone that buys it. Yes. And at the same time, his company is buying it. His company is buying it. It's just, so unethical. Na ir dabar pakalbėkim apie SEC. SEC apkaltino Robinhood pažeidus daugiau nei 10 vertybinių popierių įstatymų ir skyrė $45 milijonus baudą. Na, jie rodo, kad dirba savo darbą, bet tuo pačiu SEC susiduria su teismo reikalavimu paaiškinti, kodėl agentūra atsisakė sukurti aiškias kriptovaliutų taisyklės. Ir vienas iš teisėjų net įspėjo, kad šį kartą jis nori rimto pasiaiškinimo, o ne eilinio kalbėjimo apie nieką. Ir pabaigai mes žinome, kad Gary Gensler palieka savo pareigas už keletą dienų, tačiau jis vis dar nenori perleisti sprendimus naujai SEC vadovybei. Ir atsisakė atidėti apeliaciją, kurios mes turėtume sulaukti sausio 15 dieną. Ripple teisininkas Stuart Eldoradi šį SEC sprendimą pavadino laiko ir mokesčių mokėtojų pinigų švaistymu. Jei SEC nespės pateikti apeliacijos iki sausio 15 dienos pabaigos, byla gali būti oficialiai baigta. Tai tiek šiandien, kaip visada, nepamirškite prenumeruoti kanalą, spauskite nykštį, dalinkitės video su draugais ir iki kito karto.